tėvai mokesčiais išlaiko šitą valdžią. Aš girdėjau, kad lytiškumo programas dar tik bando integruoti į naują moksleivių kursą. Ir man pasisekė, kad aš esu vienas iš tų mokinių, kurių ausų nepasiekė šitą informaciją. Visgi Kaunas yra Kaunas, bet aš turiu jaunesnį brolį, kuris yra be to šeštokas ir jau mokino apie abortą, teigiamą pusę. Ir aš žinau, kad yra kitų mokinių, kuriems LGBT informacija jau yra brukama kitose miestuose. Matau per televiziją, kad tokie dalykai labai palaikomi. Ir vieną gražią dieną, žinau, aš pabusiu ir man tokios pamokos bus taip pat diegiamos. Manęs nereikia mokinti, kiek pas mane kojų, rankų ir kokie pas mane organai. Aš nenoriu žinoti apie kažkokias jūsų ideologijas, todėl kad jūsų laisvė negali varžyti mano laisvės. Ir man nebūtina žinoti, ką jūs ir su kuo jūs. Yra dvi lytis, viskas, taškas. O gal atkreipti dėmesį į fizinio programas. Žinot, ką mes ten darom? Šachmatai žaidžiam. Ir įsivaizduokit vaiką, kur žaidžia šachmatais, grįžti namo ir dar su kompiuteriu žaidžia. Nu, aišku, kad bus kažkokie ten stuburo iškirpimai. Ir girdėjau, kai mano tėvas man aiškino, kad jie ten buvo privaloma jam daryti 10, 15, 20 pristraukimų, o šiuo metu mes 100 kartų virvutę peršokam. Nu, ta kaip kūno kultūros programa yra, bet jos kaip ir nėra. Ir anksčiau būdavo standartai, reikėjo išlaikyti fizinio programas. O šiuo metu mes kaip ir nieko nedarom. Lygiai taip pat paimus užsienio kalbas. Mes mokomės rusų, anglų, prancūzų, vokiečių. Bet mes kaip ir tų kalbų, aš galiu laisvai kalbėti angliškai, bet aš negaliu kalbėti, pavyzdžiui, rusų kalbą, kur aš esu pasirinkęs. Ir jeigu mes nemokam tos kalbos ir tos programos yra normaliai nesudėliotos, tai arba jas sutvarkykit, arba jas iš viso išimkit ir leiskit mums mokytis, ką mums reikėtų. Matematika, fizika ar chemija. Ir tie mokytojai atsiduoda visą save. Ir jie tikrai nėra čia kaltėjai. Bet jie turi atsiduoti save į tą naują 9 kursą, kuria be to mes 2 mėnesius neturėjom vadovėlių ir turėjom mokytis iš mokytojų, kur sudarė medžiagas iki 2 nakties, kur darė. Nu, ar tai normalu? Pasižiūrinti tą, kad mokytojas kiekvienas turėtų medalį gauti, už kokį ją atlygį gauna. Ir, sakykime, aš mokausi KTU licėjui, geriausia gimnazijoje Lietuvoje. Noriu būti inžinieriu. Kodėl aš turėčiau nukrypti nuo savo tikslo, mokytis kažkokiu jūsų ideologiją? Aš noriu mokintis matematikos, fizikos, chemijos ir eiti link savo tikslo. Kodėl aš turėčiau mokintis jūsų LGBT ideologiją? Lygiai taip pat pasižiūrint, jeigu aš praeičiau prokinėti, prasisveikinčiau, nusišypsočiau ir praeičiau. Aš neprivalau mokintis jų kalbos, jų kultūros. Lygiai taip pat, kodėl aš turėčiau mokinti LGBT nario kažkokias kultūras, gerbti ir mylėti jį. O turim nekęsti rusų ir palestiniečio. Kodėl taip turi būti? Aš manau, kad visus turėtume mylėti ir gerbti. Ir kodėl jūs kišat mums tokią informaciją, kur mums tiesiog nereikia ir galėtume tėvų pasiklausti. Nesinaudokit mumis, kaip politinėmis priemonėmis. O gerbkit ir mylėkit ir norėkit, kad mes mokytumės ir būtume jūsų ateitis. Nesinaudokit mumis.